Šiandien per Bibliją patvirtinkime, kodėl Dievas save vadina tėvu ir motina ir kodėl moko mus vadinti vieniems kitus broliais ir seserimis. Pažvelkime į pradžios knygos 1 skyriaus 26 versetą. 26 versete matome, kad Dievas kalba. Tuomet Dievas tarė, ką Dievas pasakė. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Manau, kad daugelis iš jūsų esate girdėję kitų bažnyčių lankytojus sakant, kad žmoniją sukūrė tik Dievas. Aš irgi tai girdėjau. Tačiau, kai Dievas sukūrė žmoniją, jis nesakė, padarysiu žmogų, bet ką jis pasakė? Jis pasakė, padarykime žmogų, kitaip tariant, sukurkime žmoniją. Tokiu būdu Biblija aiškiai parodo mums, kad žmoniją sukūrė Dievas, kuris save vadino mus. Tai užrašyta vienodai visose Biblijose, nepriklausomai nuo denominacijos, presbiterionų Biblijoje, katalikų Biblijoje, metodistų Biblijoje ir visose kitose. Nėra tokios Biblijos, kur nebūtų taip parašyta. Tas pats yra ir angliškoje Biblijoje. Parašyta, pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Jis visada rašomas daugiskaita. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Kitaip tariant, padarykime žmoniją. Biblija nuosekliai rašoma tokiu būdu visomis kalbomis, anglų, korėjiečių ir net originaliais hebrajų tekstais. Taigi, Dievas, kuris sukūrė žmoniją, niekada nėra vienas. Argi ne taip? Ar manote, kad Dievas negali teisingai vartoti žodžių aš ir mes? Ar manote, kad Dievas sukūrė žmoniją, nežinojo, kaip pasakyti? Padarysiu žmogų ir todėl tarė, padarykime žmogų. Tai netiesa. Padarykime žmogų, tevaldo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį. Ir ką jis sukūrė? Kaip vyrą ir moterį jis sukūrė juos. Prašau visų pagalvoti apie kopijavimo aparato principą. Koks bus rezultatas, kai kopijuojate vyro ir moters nuotrauką? Ir vyras, ir moteris išeina lygiai tokie patys, kokie yra originale. Tada, pažvelgę į rezultatą, ar galite pasakyti, kaip atrodo originalas, ar ne? Taip pat, ar galite suprasti, kad egzistuoja Dievas vyro paveiksle ir egzistuoja Dievas moters paveiksle? Dievas vyro paveiksle vadinamas Dievu tėvu. Todėl Dievas moters paveiksle natūraliai vadinamas Dieve motina. Dievas pasakė, jūs mane teisingai pažinsite per Bibliją. Dievas sako daugeliui žmonių, kurie gyvena šiandieninėme pasaulyje, pažinkime, veržkimės pažinti viešpatį.